Sveiki visi. Oi, čia ne tą paspaudžiau. Čia yra Domas. Aš jums, aš čia parodysiu naujokams, kurie nemoka žaisti Minecraft'o. Čia ištrinsiu ir sukursiu naują. Ir parodysiu, kaip viskas ten darosi, pavyzdžiui, keitiklis kaip gaminasi. Ir parašysiu naujokams. Gerai, padarysim kūrybinę. Gerai, pradėsim. Palauk, šitas susigeneruos. Palaukit. Va. Gerai, pradėsim nuo akmens. Akmuo yra blokas. Jį galima atrasti o čia, pavyzdžiui. Jį galima statyti, išgriauti, bet kaip išgriauni, gauni akmens skaldą. Gerai. Dabar žolės blokas. Žolės bloką galima statyti, bet kaip jį išgriauni, pavyzdžiui, taip. Išgriauni čia. Bet aš čia ne išlikimą, bet jeigu žaismėte išlikimą, čia paspaudė, tada, jūs graunate ir gaunate žemės bloką. Gerai, einam prie medienos. Čia yra ąžuolo lentos. Čia yra eglės, beržo ir kakavmedžio. Beržo lentos ąžuolo lentas galite gauti iš ąžuolo rąsto, kirsdami medžius. Dabar nerimtumai. O eglės lentas galite gauti iš eglės rąsto. O iš beržo lentos galite gauti beržo rąstą. Čia trumpas bus video. O iš kakavmedžio rąsto galite gauti kakavmedžio lentą. Tiksliau pasigaminti. Kempinę galima rasti. Stiklą galima iškepti su smėliu. Lazurito bloką galima kasinėdami ir gaunate. Palaukite. O šitos gaunate. Užmiršau kiek. Atrodo 4. Turbūt. O čia galite pagaminti lazurito bloką iš 9 lazuritų. Čia bus trumpai, čia tik apie blokus. Smiltainis yra smėlio blokas, ražytas smiltainis irgi, lygus smiltainis irgi. O čia vilna. Balta vilna, oranžinė, rausvai raudona, šviesiai mėlyna vilna, geltona, salotinė, rožinė, pilka, šviesiai pilka, žalsvai mėlyna, purpurinė, mėlyna, ruda, žalia, raudona, juoda, ir toliau jau nebevilnas. Čia yra aukso blokas, jį galima iš aukso pasigaminti. Čia yra geležies blokas, akmens pusblokis, smiltainio pusblokis, akmens skaldos pusblokis, plytų pusblokis, akmens plytų pusblokis, požemio plytų pusblokis, kvarco pusblokis. Iš pusblokio turbūt viskas yra. O čia yra plytos, knygų lentyna. Samanotas akmuo, obsidianas. Taigi, papasakosiu dabar trumpai apie obsidianą. Obsidianą galima iškirsti tik su deimantiniu kirtikliu. Ir taigi labai ilgai kertasi, gal pusę minutės, apie minutę. Jį galima dar pasidaryti, tuoj parodysiu kaip. Šitaip žiūrėkit. Šitaip kartais gaunate. Galima taip. Matote? Bet čia retai taip galima gauti tokias. Taip.
obsidianus retai galima taip gauti. O aš parodysiu jums būdą, kaip gauti obsidianą lengviau. Žymiai lengviau. Žiūrėkit. Nu va. Nu, čia galite belia kokį bloką dėti ant viršaus. Nu, šitaip atstatote. Žiūrėkit. Ir šitaip va. Dabar aš jums tai parodysiu. Matote? Vieną obsidianą. Galiu pakartoti, jei norite. Va. Matot? O čia ir taip toliau. Nu gerai, dabar obsidianą papasakojau. Dabar papasakosiu apie laiptus. Tai yra ąžuolo laiptai. Ai, čia daugiau laiptų nebėtina pačioj. Čia deimanto ruda, deimanto blokas, akmens skaldos laiptai, raudonakmenio ruda. Iš raudonakmenio rudos galite labai daug ko pasigaminti. Nu, tiksliau iš redstone, raudonakmenio. Čia yra sniegas, molio blokas, moliūgas, požemio akmuo, sielų smėlis, šviesa akmenis, moliūginė lempa, akmens plytos, samanaudos akmens plytos. Sutrakinėjusios akmens plytos, raižytos akmens plytos ir arbūzas. Toliau jums parodysiu. Dabar parodysiu, iš tikrųjų nežinau, bet kai kurie žmonės sako, kad galima sielų smėlį, čia pasakyti, skęsti ar maudyti. Tuoj pažiūrėsim. Keista. Ne. Turbūt kažkodėl neleidžia. Keista. Gerai, nesvarbu. Toliau paaiškinsiu toliau. Gerai. Šiuose akmenys yra. Moliūginė lempa. Ai, čia pasakoju. Maišiau. Plytų laiptai, akmens plytų laiptai, grybiena, požemio plytos, požemio plytų laiptai, pabaigos akmuo, ąžuolo pusblakis, eglės pusblakis, beržo pusblakis, kakarmedžio pusblakis, smiltainio laiptai. Nu ką, truputėlį reikėjo man sustabdyti, nu gerai, tęsim. Aprodžiau jums kai ką. Gerai, smaragdo ruda, smaragdo blokas, eglės laiptai, beržo laiptai, kakarmedžio laiptai, akmens skaldos laiptai, tiksliau, akmens skaldos siena ir samanoto akmens siena. Gerai, o toliau čia apie požemio kvarco ruda, kvarco blokas, rašytas kvarco blokas, kvarco kolonos blokas ir kvarco laiptai. Nu kągi.